Sveiki visi, šį kartą drabužiai. Pirkau kaip ir Kinijos parduotuvė, atkeliavo iš Belgijos kažkur, tai matyti taip jie ten prekiauja. Taip, išsiųsta birželio 10, gauta birželio 19, tai labai greitai, žinokit, jeigu tai bus laik siųstų, vienur sakau, kad jūs gaunate, labai gerai. Kažkoks jatas, save money, bet, nežinau, svarbiausia nesupjausyti. Aha, Adidas. Jau įtariu, taip, čia yra 34 dydis, mokėjau $19.75, tai yra, pakankamai pigu. Iš tikrųjų girdėjau, kad kiniečiai, neblogus tos džinsus daro. Tik kad svarbiausia pataikyti dydį. Taip, aišku, toksai kvapas, toks grinai techninis kvapas, žinot, kaip būna, kaip kokio darbininko ar ten tepalų, netepalų techninis kvapas toks, kaip žmogaus dirbančio prie technikos. Taip, dabar iškart pasakysiu, kad šituos aš jaučiu labai gražiai bus jie nuimti. Kodėl iš Belgijos? Įtariu, todėl, kad tai yra, kaip matote, Adidas ženklas, originalus. Turbūt ES vidury tai nieks netikrina, tai vat kiniečiai turbūt įsigudrino siųsti per tą visą dalyką. Taip, 30, vėlgi dydis, realiai mano dydis yra, jeigu perkam paprastai parduotuvėje, tai būna 33 plotis, 36 ilgis, čia 34. Na, svarbiausia, kad nebūtų per siauri turbūt, ne? Sagos. Sagos čia netgi diesel parašyta. O geras, diesel, žiūrėkite, diesel, pritraukiam vaizdą. Diesel sagos, o džinsai Adidas, ar Adidas, ar Arabibas. Štai, Arabibas, Adidas. Ir štai kokia graži etiketė. Etikečių čia nebus, bet važiuokit tokia. Čia visai fainas, tai yra gražus paprašymas. Čia pusė bados, nieks nesupras šito, kad čia Adidas. Tik sakau, kvapas yra toks, graus Kinijos, tai būtinai reikės išskalbti gal pirmą kartą. Ir čia Diesel Industry. Diesel pagaminta, ne? Taip, dar ant klyno yra, štai matot, štai toks. Bet jis yra prisegtas, tai ir metalinis. Kažkaip žinokit, teks jį gražiai iš čia, išsukti. Žiūrėkit, netgi dabar aš čia prie jūsų išsuksiu. Pažiūrėsiu, jeigu čia bus baisi skylė, įsuksiu atgal, o ką daryt? Ir čia neišsisuka. Šiaip nieko, čia beveik kaip ir nesimatys. Pažiūrėsiu, aš tiesiog kažką įsuksiu, galima ir nuo kitų džinsų kažką sugalvoti, galima štai tokį padaryti. Bet tas Adidas tai mane nervina. Nes matot, ne originalus, o gatvė iki durnelis toks vaikštai, tai irgi. Gerai. Taip. Žodžiu, dydis 30 plotis 34, reikėtų žiūrėti to pardavėjo lentelę, kurio prašymą įdėsiu. O šiaip atrodo viskas gerai, taip pat sako žmonės, kad jie paprastai siūna iš labai plonos medžiagos, bet vasarą tai yra gerai. Tik rekomenduoju, aišku, pirmą išskalbti, o dabar einu matuotis ir viską pasakysiu. Taip, žinokit, pasimatavau, viskas tinka, dar priminsiu, mano ūgis 1,89 m, o svoris yra 82 kg, tai kažkur, jeigu kas ruoštės pirkti, tai maždaug žiūrėkit 34 dydį. Nors dar galėtų būti gal šiek tiek laisvesnės, bet aš įtariu, kad dar išsinešiosiu, išsitampys, nes kitas dydis yra 36, o 36 tai jau beveik kaip maišas. Tai šiaip ir ilgis kaip tik, plotis kaip tik. Tai va, tai iki bandykit, nežinau, užsisakinėt, gana pigiai čia išeina. O tos, tiesa ta, kur prie klyno, štai šito, prie nuėmiau, jo beveik nesimato, tos skylutės nesimato, nes ten gražiai, tu užsilenkia tiesiog ir viskas. Tai va, iki ir geros dienos.
Na štai, užtrukau gal 20 minučių ir nebeliko tų raudonų etikečių, gražiai čia viskas su peiliuku paėmiau gražiai ir tiesiog nusimė viskas. Liko tik, aišku, tas Adidas užrašas, kurio čia man nereikia. Nu ir tas, bet dabar bent taip nekrenta akis. Tai va. Iki.